kažkada aš ir mano draugai, ir šiaip tai labai daug žmonių Lietuvoje, mėgdavo pasišaipyti Žanušausko, buvusio krašto apsaugos ministro. Dabar supratau, kaip mes klydom. Aišku, jisai nebuvo karys. Tai iš vis apie karį, tai kalbėti nėra ką ten. Mazgotį. Kad ir koks bebūtų Mazgotį ir Bukas, tačiau palyginus su dabartiniu krašto apsaugos ministru, jisai buvo labai geras. Ir tik dar mes supratom, kodėl buvo nušalytas Anušauskas ir pastatytas vienas didžiausių Lietuvos dalbajovų. Visiškas beprotis. Aš jei būčiau ūkininkas, aš jam neleisčiau karvių šert. Aš iš vis į karvių fermą neįleisčiau, jis arba nunaudytų, arba prievartaut pradėtų. Tai visiškas idiotas, nu ten beprotis grynas. O jisai dabar krašto apsaugai vadovauna, įsivaizduokit. Lietuvos apsaugai vadovauna nacistas ir dar idiotas. Visiškas dalbajovas. Tikėtis, ką nors Lietuvoje gero iš to, tikrai neįmanoma. Sustatyti aplamai visi mūsų ministrai yra. Teisingumo pradėkim visus ministrus, visi visiškai idiotai. Nes idiotai nemoka kurti, tik greuna. Tokius ir stato. Ir idiotus lengva valdyti. Įsivaizduokit, visiškam balkapročiui duoda tokią valdžią. Tai jisai tam, kuris jam tą valdžią davė, pasiruošęs bet kuriuo poros metu, bet kurią dieną, bet kurią valandą daryti minėtą. Jisai padarys bet ką už tą valdžią. Jisai aukosis už jį. Bet ir darys viską, ką jam lieps. Ir daro. Štai žiūrėkim, komendantūros atsiranda. Čia visiškas nužmogėjimas, idiotizmas šiek tiek. Anušauskas turbūt iki to nebūtų daleidęs. O ką kalbėti apie amunicijos gamyklą Lietuvoje. Aišku, atsiranda bukapročių, kurie teigia, kad ta teritorija bus labiausiai apsaugota oro gynybos sistemomis. Kažin dar kas nors sukūrė pasaulyje tokią oro gynybos sistemą, kurios neįtų sunaikyti. Niekas nesukūrė ir niekada nesukurs, kaip niekas nesukūrė nei tankų, nei jokios karinės technikos, kuris neįtų sunaikinti. Bet va, hipergasinės rusų raketos kol kas nesunaikinamos. Niekas pasaulyje tokių neturi ir gynybos prieš juos nėra. Net patys rusai pagaminę tas raketas neturi prieš jas gynybos. Tai labai blogai ir labai keista, nes pirmiausia sukūrėma gynyba. Rusai sugebėjo pagaminti hipergarsinės raketas, bet net pačių radarai sistemos nesugebėjo pagauti ir numušti. Niekas pasaulyje jų nepaims. Prasidėjus karui pirmiausia bus sunaikyta visa priešlėktuvinė gynyba, sauganti tą gamyklą, o po to sulygyta su žemė viskas. Įsivaizduokit, kiek tūkstančių tonų ten bus sprogmenų, sprogmenys reikalingi sviediniams. Tik žmonės, niekada nežinantys tikros tiesos apie karą, gali svajoti apie tokias gamyklas. Plauna smegenys darbo, vietas mokesčius. Bet kodėl būtent Lietuvoje pasirinko tiesos, niekas nežino ir niekas nenori apie ją kalbėti, o tiesa paprasta. Ne viena pasaulio valstybė nenorė savo teritorijoje tokios gamyklos. O dabar įsivaizduokit, Vokietija toli nuo Lietuvos. Ten daug gamykla būtų saugesnė. Lietuvoje, Rusijos pasienyje statyti tokią gamyklą, kuri karo metu bus pirmoji eilė sunaikinta. Pirmoji eilė bus sunaikinta. Iš karto jį bus nušluota nuo žemės, nes jį nereikalingai, pavojingai gamina amuniciją. Ir tik tai visiški bepročiai galėjo leisti ir sutikti tokią gamyklą statyti. Arba tie, kurie visiškai bukai ir nesimano nieko apie karo strategiją, apie tai, kas vykdoma. Pirmiausia, karo pradžioje daroma. Dar bus daug panašių dalykų pas mus Lietuvoje, nes pastatytas krašto apsaugos ministrų dalbajovas. Pats paskutinis ir žiauriausias sprendimas grąžyti Ukrainą šauktinio amžiaus vyrus. Na čia du atsakymai. Pirmas, kad ten jau nėra kam kariauti, jau žuvę. O šitus siunčia į gryną mirtį. Net į gryną mirtį. Ten mirtis be jokio įsigelbėjimo. Žūsta tokiais kiekiais varšų ukrainiečių, kad tenai visa Ukraina bus tik kapinynas. Finansuoti karą, remt karą reiškia žudyti žmonės. Na, apie amerikiečių paramą milijardinę Ukrainai, tai galiu pasakyti tik tiek. Na, kokiais 200 tūkstančių už ukrainiečių daugiau.
Dar bent porą šimtų tūkstančių tikrai žus už tą sumą pinigų. Karas vis tiek nebus laimėtas. Nelaimės niekas to karo. Laimės Rusija. Kad ir kaip nekestos Rusijos, kad ir kaip emocijos virtų. Bet reikia žiūrėti tikrovę, realybę. Ir manau, tą jau supranta kiekvienas kariškis, kiekvienas karininkas išmanantis, karą išmanantis. Ir tas, kuris pažįsta savo priešą. Nuvertyti priešą reiškia pralaimėti. Nuvertyti Rusiją pralaimėti. Rusija gimė karuose. Rusija susiformavo karuose, rusų genuose karas. Aš pažįstu rusų, žinau, kaip jie kariauna. Norėčiau turėti draugą rusą, bet tikrai nenoriu turėti jo priešo, nes aš žinau, kaip jie kaunasi. Tas, kas pažįsta rusų, žino, kaip jie kaunasi, priešais turėti nei vienas nenorės. O mūsų idiotai nori, ypač pas didžiausias idiotas krašto apsaugos ministras. Ir visi tie aplinkui šnekučiai ištroškusią karo, kurie tiesiog veržėsi į karą, norėčiau pasakyti, jūs apsitriesit pirmi prasidėjus karui. Jūs norit karo, jūs triesit iki dehidratacijos ir numirsit. Net kulkos negali, nes tik tai paskutiniai bailiai, patys didžiausi bailiai nematę karui labai jo nori. O jį pamatę praeina norai, jie miršta iš baimės. To aš jums ir linkiu, bet kas liks iš Lietuvos po to, kai čia praeis karas.